pasirašė sutartį su trečiame pagal pajėgumą Rumunijos futbolo divizione žaidžiančią Zalau komandą. Baigėsi gegužę čempionatas, na ir nuomos pagrindais. Antolis grįžo į Žalgirio, čia Nemanja Michailovičius, labai arti to, kad Nemanja Michailovičius taip pat kairėje, čia toks perdavimas ne visai tikslus, bet tęsiasi ataka. Benezeras Ofori gali iš kairės ir Vincentas Šarkauskas, berods kampinis turėtų būti, taip, kirto kamuolys liniją, atliks perdavimą dešinę koją į baudos aikštelę, ten visi aukštaūgiai ir Nemanja Michailovičius akimirkos, galbūt netgi ne akimirkos, o pusės akimirkos pritrūko, kad pasiūstų kamuolį į Hegelman vartus, bravo Vincentui Šarkauskui, bet kol kas pirmas minutės neabejotinai priklauso Vilniaus Žalgiriui, čia jau kiek per stiprus. Kaderas, čia jam nepavyko pademonstruoti greičio savybių, pabėgti nepavyko, bet labai gražiai žaidžia Hegelman futbolininkai ir Karlosas Olsesas. Vartus Karlosas Olsesas dar kartelį, da taip ir iš po kojos. Žalgirio gynėjas, Dumančičius taip pat šoko ir dar tam sužaisti trumpais perdavimais Vilniaus žalgiriečiai. Oforė. Dumančičius, šį kartą tikslus perdavimas. Koksai smūgis, Bruno Tavaresas buvo arti savo pirmojo įvarčio Top Sporto lygoje. Privertė rimtai padirbėti Vincentą Šarkauską, Portugalas. Pažiūrėkim dar kartelį. Svečiams iš Kauno rajono nepavyko. Giedrius Matulevičius ir Livio Antalis. Kaip arti įvarčio buvo rumūnas. Ir sėkmės faktorius. Pažiūrėkim dar kartelį. Visiškai vienas pamirštas Giedrius Matulevičius atmetinėjo kamuolį link Livio Antolio, kuris ir vėl puikiai įkirtinėja, aplenkė visus. Praleido net 23 įvarčius. Čia Karlosas Diukas, jo geras epizodas. Leo Ribeiro gali smūgiuoti į vartus ir nepavyko čia to užsimojimo padaryti. Trukdė jam ir varžovai, 9 rungtynės, 12 praleistų įvarčių ir vėliau jo vietą užėmė Karlosas Olsesas. Dabar Leo Ribeiro, dar vienas bandymas ir Karlosas Olsesas šį kartą jau rimtai demonstruoja savo sugebėjimus. Pakenktas ir Vladimiras Čeburinas, o mes žiūrim pakartojimą. Kaderas taip galva, pakaušiu netgi mestelėjo kamuolį link apatinio vartų. Dumančičius ir Verbickas. Livio Antalis gerai vienu lietimu ir gali iš dešinės puikų smūgį turi Livio Antalis. Šį kartą pristigo šiek tiek tikslumo, bet kol kas toks jausmas, kad daro ką nori. Pasijungimai dešiniajame krašte į atakas, bet visgi kol kas daugiausiai nemalonumų kiek ir man kelia žaisdami kairiuoju kraštu. Čia Karlosas Diukas, jo perdavimas į baudos aikštelę. Kas pirmas prie kamuolio? Klaudijus Upstas iki šiol su kamuoliu ir įvartis. Įvartis, kuris greičiausiai bus įrašytas Kauno rajono Hegelman ekipos kapitonui. Tik paminėjau Klaudijų Upstą, kad nematėme jo per pirmas 44 minutės pasijungiančio į puolimą ir štai prašau, be abejo, skėsčiojo rankomis Vladimiras Čeburinas. Vilius Paulauskas leidžia atnaujinti žaidimą. Štai tai, pasisuko rungtynės pačiu nemaloniausiu būdu Žalgiriui ir be abejo ilgiau kontroliavo kamuolį, taip jie daugiau atakavo, galbūt ir tokių aštresnių situacijų susikūrė daugiau prie Vincento Šarkausko vartų, tačiau vienintelį pirmose tarpusavio rungtynėse. Na, o dabar čia tradicinis pasiūlymas rinkti rungtynių žaidėją. Palaukime, Leo Ribeiro bando permesti kamuolį ir šiek tiek pro šalį. Taigi, Kendišas yra pelnęs vieną įvartį šį sezoną. Tai nutiko Marijampolėje, žaidžiant su Alytaus Dainava. Ir tas įvartis atnešė Žalgiriui 3 taškus. Čia kamuolys aikštės nepaliko. Jurijus Kendišas galėjo pelnyti ir antrą savo įvartį, bet taip, dvikovoje su varžovu smūgiavo į vartus. Šarkauskas nukreipė kamuolį už vartų linijos. Dar kartelį, čia gal buvo šioks toks rikošetas. Kovičius jau padarė viską, ką galėjo. Nesuteikė galimybės Vincentui Šarkauskui, o Vilius Paulauskas panašu, kad nesuteikė galimybės Vilniaus Žalgirio futbolininkams surengti paskutinės lemiamos atakos.